Kėdainiuose vyko 12-asis Lenkų kultūros festivalis Znat Isi, kurį organizuoja Kėdainių Lenkų draugija. Jaunimo pučiamųjų orkestrai pradėję pasirodymus prie Dotnuvos bažnyčios, juos tęsė Kėdainiuose prie rajono savivaldybės. Po to Lenkų ansamblio eisena Didžiąja ir Senąja gatvėmis pasiekė Daugiakultūrį centrą, kur Senosios rinkos aikštėje vyko ansamblių pasirodymai. Kiekvieną kartą atvažiuoja vis nauji kolektyvai su naujom programom. Bet atvažiuoja ir tų pačių ir vis, kadangi geriausia reklama, kada iš lūpų į lūpas perduoda informaciją, tai tiesiog šį kartą mes be jokio finansavimo organizuojam festivalį. Atvyko tik tie, kurie surado lėšų vietoje. Festivalyje dalyvavo Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje konsulas Lukas Kazmirčik. Dla mnie jest to bardzo ciekawa impreza. Man tai yra labai įdomus renginys, kadangi esu pirmą kartą Kėdainiuose. Man labai patinka jūsų senamiestis. Ar tokie festivaliai suartina tautas? Galvoju, kad būtent per kultūrą žmonės gali suartėti, užmegzti artimesnius ryšius tarpusavyje. Pasak rajono vicemerės Nijolės Naujokienės, toks keitimasis kultūromis sustiprina mus pačius. Kai gali susipažinti su kitos tautos kultūra, kai atvyksta 4 orkestrai, 500 dalyvių, aš manau, kad keitimasis kultūromis siejamas su bendradarbiavimu, siejamas su pasidalinimu tautos istorija. Ir aš galvoju, kad pastiprina mūsų šiandieną, pamirštame visus nesusipratimus ir su daina, muzika, melodija, aš manau, kad atsigauna mūsų sielos ir mes randame daug svarbesnių dalykų, kurie mus sieja tiek istorinių požiūrių, tiek darbinių, ekonominių, kultūrinių požiūrių, nei kad skyrė. Todėl aš vertinu tokių pobūdžių festivalius. Džiaugiuosi, kad tai yra 12-asis tradicinis festivalis ir kad Lenkų draugija Kėdainiuose yra aktyvi. Festivalio metu Daugiakultūriame centre buvo atidaryta Lietuvos dailės muziejaus ir Lenkijos instituto Vilniuje paroda 1863 m. sukilimo atmintis Artūro Grodgerio kūrinių cikluose Lenkija ir Lietuva. Vyko literatų susitikimas. Kėdainių Lenkų draugijos pirmininkė Irena Duchovska pristatė savo naują eilėraščių rinkinį Sentimentai. 12-asis Lenkų kultūros festivalis Znat Isi baigėsi šventiniu koncertu Kėdainių miesto parke.